Daniel Radcliffe, Haris Poteris, pagrindinis filmų serijų veikėjas, dabar jam 27. Nors šis vaidmuo jam yra ir veikiausiai bus pats sėkmingiausias, tačiau aktorius vis dar aktyviai vaidina filmuose ir teatre. Ir šiuo metu filmuojasi 6 dar nepasirodžiusiuose filmuose iki 2019 metų. Emma Watson, Hermiona Įkyrėlė. Dabar 26 aktorė po sėkmingo vaidmens tapusi viena populiariausių merginų, modelių, grožio ikonų pasaulyje. Nors po Hario Poterio filmų serijos vaidino palyginus vos 6 filmuose, Emma šalia to aktyviai dirba modelių su populiariais mados prekiniais ženklais. Rupertas Grintas, Ronas Weasleys. Dabar jam 28, paskutinį kartą kine pasirodė 2015-aisiais, taigi vis dar aktyvus aktorius su pertraukomis. Alanas Rickmanas, profesorius Snape'as. Aktorius mirė praeitais metais būdamas 69 metų. Buvo populiarus aktorius ir režisierius ne tik ekrane, bet ir ant scenos. Alanas savo karjerą pradėjo 1978 ir išliko aktyvus iki pat mirties. Tomas Feltonas, Smirdžius. Dabar 29 aktorius, vis dar aktyviai vaidina ir pasirodė begalėse filmų, reklamų. Bonnie Wright, Ginny Weasley. Dabar jai 26, ji vis dar vaidina, dirba modelių ir šiek tiek režisuoja. Matthew Lewis, Nevilis Nevėkšla. Bene labiausiai visus šokiravę savo pasikeitimais iš šių filmų serijos veikėjų. Iš storaliuko vaiko vaidinusio Hogwartso mokinuką į visų žinomą ir moterių geidžiamą aukštą liekną aktorių. Dabar jam 27, o jis dar vaidina ir dažnai pasirodo televizijoje. Robbie Coltrane, Rubiejus Hagridas. Visų labai mylimas filmo veikėjas, kuriam dabar 66. Aktorius bei autorius kartais dar pasirodo televizijoje bei kine. Maggie Smith, profesorė McGonagall. Įspūdinga ir pagerbta britų aktorė, kurios dar įspūdingesnė karjera prasidėjo daugiau nei prieš pusšimtį metų. Dabar Margaretai 82, teatre paskutinį kartą pasirodė prieš 10 metų, tačiau ją vis dar galima išvysti kine ir televizijoje. Oliveris Phelpsas, George'as Weasleys ir Jamesas Phelpsas vaidinas Fredą Weasley. Broliai dvyniai, kuriems dabar po 31 metus. Nors jų karjeroje šis vaidmuo kol kas buvo žymiausias, jie vis dar periodiškai pasirodo kine. Aktoriai džiaugiasi, kad tuomet 2000-aisiais nenuėjo į egzaminą, o dalyvavo perklausoje į Hario Poterio filmą. Richardas Griffithsas, Vernonas Dursleys. Mirė būdamas 65 prieš 4 metus, veikiausiai dėl savo svorio turėjo problemų su širdimi. Karjeroje pasirodė nemažai filmų ir vaidino kine bei televizijoje iki pat mirties. Devonas Murėjus, Semas. Dabar jam 28, o kine paskutinį kartą jį matėme tik 2011-aisiais, paskutinėme Hario Poterio filme. Jimmy Waylet, Vincentas Niurzga. Tai vienintelė jo rolė ir jis niekada nepasirodė jokiame kitame filme. Taip pat jis nekartą buvo sulaikytas ir kalėjo kalėjime už kanapių laikymą ir auginimą, kokaino vartojimą, dalyvavimą Anglijos riaušėse 2011-aisiais, naudojant smurtą ir molotovo kokteilius. Dabar jam 27, o kuo užsiema nėra žinoma. Haris Melingas, Dudlis Dursleys. Dabar jam 27. Tai taip pat buvo jo vienintelis vaidmuo kine, tačiau jis vis dar aktyviai vaidina televizijoje ir ant scenos. Richardas Bremeris, Valdovas Voldemortas. Aktoriui dabar 64. Karjerą pradėjo 81-aisiais, paskutinį kartą kine vaidino prieš 5 metus. Po Hario Poterio filmų serijos save išbandė dar tik vienoje rolėje ir tikėtina, kad daugiau ekrane jo nebepamatysime. Turint omenyje senyvą aktoriaus amžių ir projektų pasyvumo jo aktoriaus karjeroje. Per 35 metus aktorius atliko vos daugiau nei 10 vaidmenų kine ir televizijoje. Michaelas Gambonas, profesorius Albus Dumbledoras. Nors šį veikėją aktorius pradėjo vaidinti tik 3 dalyje, būtent jis yra pripažįstamas kaip tikrasis Dumbledoras. Jo jis išbuvo iki pat galo, 6 dalis iki paskutiniosios, 8. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.